O čia Famo ratai, Famo didieji. Ta diena šiandien, kai teko įlysti sandėlį, žinai, nes reikia atrinkti kaukės 26 šitam 40 metų modeliui. Va, nu ir tą reviziją matysim šiandien. Kaukė tai ta dalis bokštelio tanko, kur prieki, va, prie pabūklo. Tai dabar iškart pasakau, čia ne visi variantai, dar kelių trūksta modelių, kurių ieškau. Tai su draugais rasim tikrai. 26 tanko ir jų giminaičių, pavyzdžiui, šarvuočio BA10, tanko BT7, BT5, kaukės. Šiandien buvau priverstas reviziją padaryti, nes 26 modeliui, kurį restauruoju, reikia atrinkti gerą komplektą tinkamą 40 metų modeliui. Tai trumpai atrodytų šitaip. Čia yra kaukės cilindriniam bokšteliui, maždaug nuo 34 metų. Šitas variantas labai įdomus. BT5 bus variantas, nu čia komplektukas, aišku, matosi iš to pačio miško, tą pačią dieną ir toj pačioj vietoj. Šitas stebuklingas variantas, kuris atkeliavo per Vilnių pas mane 40 metų modeliui. Šitą tikrai prisuksiu prie tanko dabar restauruojamo. Ir manau, kad į komplektą, ko gero, vis dėlto eis apatinė dalis kaukės. Va tokia. Ir šarvai šitie mažieji eina į apačią. Žodžiu, po pabūklų. Yra irgi keletą variantų. Ankstesnis variantas. Maždaug čia nuo 34 iki 39. Ir vėlesnis variantas 39-40. Būtų šitas lenktas. Įdomus, retas rėmas kaukės cilindriniam bokšteliui. Ir pati šviežiausia savaitės šviežumo detalė. Su laikikliu. Arvydai, ačiū. Puikiai kasi ir labai gražiai bendradarbiaujame šitą temą. Tai bendras vaizdas va toks va. Kalbant apie bokštelių komplektavimą lengviesiems tankams 41 metų mūšio dalyviam. Šitas dvi pamiršau. Tai 26-39 metų modelio kaukė, gal čia jau ne kaukė, čia trečdalis bokštelio. Prisipažinsiu, atkeliavo iš Lenkijos, jinai pas mane. Ir Tautušiuose išlupom prieš eilę metų BA10 šarvuočio kaukę. Istorija įdomi ten buvo. Tai va, toks pasirinkimas, svarbiausia, kad jisai yra. Judėsim toliau.